Ne, bet jeigu rimtai, tai turim turbūt šiandien visas 3 populiariausias multimedijos sistemas. Turim Audi A6 C7 kėbulas, turim Mercedes 212, tiek tinka į E-klasę, ML, GL ir populiariausias F10 į originalią vietą 10K+2. Šiandien apie jį turbūt daugiau ir norėsiu papasakoti, tad ėmė automobilį parodys, kaip viskas veikia. Na tai ir pakalbam daugiau turbūt šiandien apie F10 multimediją. 10,2 dedasi į originalią vietą, kaip matot. Turime Snapdragon 665 procesorių, Android 13, 8 branduoliai, 8 GB RAM ir QLED HD ekranas. Šiek tiek parodysiu, kaip čia viskas veikia ir greitai sukasi. Kaip matot, išlieka ratuko visos funkcijos. Turime turbūt svarbiausius dalykus vairuotojų, tai būtų navigacija, galima tiek per čia rinktis, tiek per čia. Matot, Waze'as yra priskirtas prie šito appso, norim grįžti namo, galim paspausti arba čia, arba tiesiog paspausti meniu mygtuką. Lygiai taip pat galime rinktis ir kitus dalykus. Tarkim, šiuo momentu esame įrašę YouTube Music, tai yra YouTube Premium, ir galim paliesti ir pasirinkti mūsų norimą playlistą arba muziką. Viskas pakankamai greitai vyksta, muzika groja gražiai ir švariai. Taip pat turime ir split screeną. Iš tikrųjų galime padalinti ekraną į 2 dalis, pasirinkę, tarkim, navigacijos appsą ir YouTube'ą. Taip, spaudžiame čia, renkamės į kairę ir į dešinę, šį kartą pasirinksim į kairę, YouTube'ą į dešinę ir turime ekraną iš 2 dalių. Galite klausytis muzikos, perjunginėti ją ir žiūrėti, kur jūs norite vykti. Taip pat veikia ir visi kontroleriai. Galite naudotis lengvai šitais mygtukais, prasukinėti su ratuku ir taip kaip logiškai atrodo, dažniausiai tas mygtukas tokią funkciją ir atlieka. Grįžtame atgal į pagrindinį meniu, muzika lieka groti. Taip pat ir daugiau čia yra linksmų pramogų, taip pat išjungsiu YouTube'ą. Turime ir Netflixą. Galime pasižiūrėti kažkokius tai serialus, kol laukiate kažko aikštelėje ar kažką kitą. Viskas, kaip matote, ekranas tikrai puikus ir ryškus, viskas greitai kraunasi ir žiūrite, kas jums patinka. Picture in picture funkcija, matot, gyvai pagal navigaciją rodo ir vietą, ir lokaciją ir žinote savo orus. Kas toliau? Šokame į appsus ir čia jų kaip ir visada begalybė. Ką norėsite, tą parsisiųsite. Turite Play Store, įšokate, prisijungite ir naudojatės. Appsų begalės, procesorius stiprus, palaiko viską iš tikrųjų. Taip pat dar turime temas. Tiktais reikia jas atrasti taip čia. Galite pasirinkti mėlyną, raudoną, čia nėra labai daug, bet va matot pagal jūsų mėgstamą stilių. Palaikymas galite prisijungti savo ragelį ir žinoma, turbūt labai svarbu yra visiems išlaikyti originalumą. Galite lengvai grįžti į savo originalų automobilių meniu ir juo naudotis. Kaip matot, viskas puikiai veikia ir per sekundę grįžti atgal į Androidą. Taip pat turim dashboardą, kuris nemažai rodo papildomos informacijos, kaip matot, yra kuro likutis ir visos kitos įspėjimų lemputės. Rodo orą, jeigu klausysitės muziką, čia galėsite persijungti dainas labai lengvai. Taip pat, kaip ir minėjau, visi šie ratuko mygtukai veikia. Tarkim, mes važiuojame ir norime iš karto šokti į navigaciją, spaudžiame Map mygtuko ir Netflixas automatiškai atsidaro. Norime į meniu, šokame į meniu, šokame į tel, šoks į mūsų pagrindinį telefono meniu. Norime atgal grįžti Androidą, vėl paliečiam. Taip kad daiktas tikrai geras ir greitas. Tad jeigu domina ir jums kažkokia kyla papildomi klausimai, visada galite susisiekti ir mes jums surasime tiek jūsų automobiliui, tiek atsakysime visus klausimus, kurie jums domina. Iki.